matyt jūs. Čiut. Sveiki visi dar kartą, kas prisijungint per naują. Biškį užkandom, pailsėjom, pasikrovo telefoną. Nepilnai einam žiūrėti, kaip situacija. Liko praktiškai 2 valandų žvejybos. Dar ne pats laikas, bet jau turi pradėti išeidinėti karščius. Prie pačio galo pažiūrėsim, kaip sekasi. Žulas kažką traukia. Persimet. Pūgžliukas. Pasižiūrėsim. Ačiū, kaip įtakas stebina. 2 valandas filmuojam. Bus finišas. Pasveriam. Pasiplauksim, padvanuojam. Įdomiai, čia šiandien įdomiai. Labai įdomiai. Ką tik pradėjau dabar valandas, neaišku, ar einu iki pačio galo, einu pas Ruslą pažiūrėti, kaip sekasi. Pasižiūrėti, o jau turėtų einu dar pažiūrėti. Paklausim. Tų karšių dar yra pasienėlė. Vakar irgi buvo įdomi. Buvo žmonės, kas 5 padriat pagavo ir paskui viskas. Kažką matyt ne taip padaro. Garsiau kalbėti gerai, bet jau reikta negaliu. Vėjas, tai vėjas girdisi. Turėtų nesigirdėti ir to vėjo. Buvo uždengtas mikrofonas su tuo pūkeliu tokiu. Komentarai kažkas girdisi, sako. Nu tai gerai, kad girdisi. Tada super. Vilius. Klausimas, ar žmogui pasakys viską. Jisai stebi atsistojęs. Tuoj pasakys visą situaciją. Ir va, treneris stebi. Pasakok. Kaip? Sunkiai. O kaip yra, kaip Žilvinas? Matau, vėtų pumpuoja. Gerai, Žilvinas 6 turi dabar, 7. Nu tai vadinasi, nebar daugą praleidom, einam žiūrėti. O kaip kolegos iš Šaunų atsidarė? Šaunų, ta prasme, Žilvio kolegos? Jo. Nežinau. Nežinai, nėra, einam žiūrėti tada. Na, o Žilvinas sako, 7 pumpavo, ką tik išėmė. Bet da laiko yra. Da gali kažką šaut. Valandą laiko lieka ir būna iššauna. Ryčką žiūrėti. O tai ką Ryčka daro? Ryčka kažką daro. Nu tai krovas telefonas pietavo, tai ką jau. Ai, laivą daro. Rimtai, o tai kur jisai daro, Ryčka? Per kur?
Tik tokį daro valičiai laivą. Aha. Nu, Žilvinai, kiek? 7? 9. O, gražu. Gražu. Nu, Tomai, kaip tau pastaisi reikalai? O, gerai. To prasme, 0. Ai, 0 tu čia rodė? Eik tu savo. Eik tu savo. Dėkui, man. Kaip man? Ešeriukai ir 2 lęšiai. O, Tada tik lęšius pradėjau valgyti. šaunuolis. Labai sekasi kažkas, bet tada laiko yra dar. Dar 2 likut. Dar per 2 valandas dar gali šaut labai stipriai. Dar gali šaut. Einam į vienų galų geruslus pažiūrėsim. Kaip anam galui sekasi. Ten aišku situacija bus sunkesnė, bet vis tiek kažkas turi pirmauti. Trečią valandą svyrimai. Tai dabar einam iki pačio galo, visus pažiūrėsim, o paskui grįšim atgal, čia vėl žiūrėsim, nu čia svyrimus kaip visą laiką, manau. Čia ir svoriai turbūt bus geresni. Paklausim pas Povilą, kaip Povilai sekasi. Povilas keis pavadėlį, matau. Ir kaip Mantui, Mantas turi šerukų prigaudęs ir porą leščių, bet leščius visai neseniai pradėjau gaudyti. Tai va, tai Korsakas dalyvauja, dalyvauja Korsakas, ten toliau sėdi. Prieisim, paklausim. Kaip Povilai? Man neblogai. O. Tiek turi? 5. O. Šaunuolį. 5 sakė turi. Poviliukas duoda kaip reikalas vaizdų. Kaip Dariau sekasi?
Saulė kepina, tai nežmoniškai. Nežmoniškai kepina. Čia matau, smulkiai žaipytę gaudu. O, šeriuką ant pravedimų. Aiškiai paerzinau, pravedė ir yra šeriukas. O, čia va toliau išėję yra. Ten sagaudo šeriuką. Nuo krantų 2,5 metrų gal. Kaimynas irgi gaudo šeriukus. Gintarė irgi gaudo šeriukus, visi gaudo šeriukus rūlį. Pasegi paklausim, megės. Turėtų būti sezonų kokių šovę. Dėkui, Sveta. Kaip Egi reikalai? Nu ten turi. Egės, sakau egės. Yra ten pasikūrusių, yra. Žilvinas tai turi 9, matau. Jo, te duoda visiems į kaulas, taip šikmat. Šalia visi rūko, karačiai. Grynai rūko. Tau linkėjimai nuo Mario Ivanausko. Tau irgi sakė Mario. Na, Paulius sakė irgi praktiškai rūko. Nieko nėra, sako. Nu, prastai čia tos parastos vietos, kur anksčiau būdavo vieni karšiai čia, tai dabar nieko nėra. Nieko nėra. Žiauriai sunkiai. Sėdi mašina. Ja. Nepadatė valandos, lygiai dabar 2 valandas, gali tiek padaryti reikalų, kad tu pasakok. Tiek daugiausiai karšių. Starkė? Nu, ja. Ir einu pas Ruslą paklaust, pažiūrėt. O, Linas Baranauskas sako, starkį gerą. Starkį gerą įkalį, sako, šaunuolis. Šitas Vita, tu pabandy gal pasigarsiai, gal mikrofonas pas tai garsiakalbis užtylytas. Gal garsiau tai aš nelabai galiu ir kalbėti, nenoriu reiko čia ant tų krantų. Kur tu bėgi, tai greitai? Tai kad nestovėt, man dar reikia grįžti gal paskui, nepamirš. Ką? Man reikia dar grįžti atgal paskui. Eisiu pas Žilviną, tai kažkur į tą pusę žiūrėti. O Žilvinas kur sėdi? Netoli teisėjų, bet tai jis turi 9, man atrodo. No. Neklausiau, nieko jau nenoriu net maišinti. Ba, kiek supratau, tai sunkiai. Žinai, dar 2 valandos. Jisai sugeba per valandą laiko paskutinę iššauti. Labai nepradė.
supratau. Ar gal ką vidimo. Visi nebuvo. Tai va, čia, sakau, nu, čia ten negali spėti. Vieną dieną tą antrą etapą būna gerai, o kitą dieną Nu tai Jona. Tai jau du turi. Nu tai nėra tai blogai. O į kairę pusę žiūrint, tai gerai. Du kartus turi. jo. Super, tai gerai. Nu, Bus mažesnis svoris, ne vakar čia. to prasme dar mažesnį, tik vakar sakė 6 kilai buvo, ne? Nu, tai 6 kilai buvo, 700 kg buvo, tai bus į vos ne 0. Nu, 0 tikrai nebus, aš manau, kad Nebus, nu tai 200 gramų gal. jo, Nu, tai ką. abejoju, 200, nu tikrai turi būti daugiau, nu, tų smulkmės taigi yra. Nu, Tai tai gali sakau, nu, pridaužyti. 700 ar 600 Ai, supratau, gramų, supratau. tai koks skirtumas? Supratau. Nėra išdėlių. Pašeriukų nėra? Nu, tai Tai Ruslo pirmauja, ar ne? O kaip Timochinui? Mokins irgi porą. Tai porą, bet tai ne 4. Didesni. Didesni negu pas. A, Nu ką, Tomai? Karos pasvarė. Karos pasvarė. kaip ryšys, Hebra? Kaip ryšys? Pilma geltona rodos irginėjo, ar ne? Kaip situacija? Bet esmė ta, kad jūs, kiek supratau, pirmaujate iš visų čia sauzonus. Jo. Каждому по 2 кило. Dar laiko nemažai. Taip, 2 valandos tai. Dar gali. Per valandą Vakar viską. per valandą labai apsivertė daug kas. Jo, jo. Bet jeigu taip kai vakar čia per tą valandą paskutinę nieks ir ne, taip šitą nieks ir negavo. Jo. Matai, kas gaudo smulkią žuvį, tikslingai tie irgi čia didelis svoris padaro po 5 kilus. Tai čia klausimas, ar Jo, jo. karšys. Ar dar padės. Aišku, gerai. Nu tai va, tai sakau, jis, nu, ką moka, tai moka gaudyti. Žodžiu. 3 turi, tai dar vieną reikėtų. Mhm. Romka sakė 3 turi. Sako, dar vienų reikėtų, bet pas jį sakė didesni. Tai va, bet sako, kad smulkia žuvį gaudo, tai tas smulkia žuvim įmanoma, žinai, tuos svorius daryti didelius.
Ridai negirdėjo nieko apie sazanų. Sazanų niekas nepaėmė. Nesako, lyg nematė. Tai Красные, белые, ну, как слово. nu, bet dar 2 valandos praktiškai likę, tai dar per 2 valandas tai gali taip šaut, kad viską gali išgaudyti. Per 2 valandas tai tu gali visą svorį padaryti. Pasikirvyti tuo ir patinka, kad būna tokiu atveju, kad ta žuvis ateina tik tai paskutinę valandą likus iki finišų arba kitas iki dar čiut vėliau, bet tas karštis ateina. Я говорил про них, нам никто не сказал. Все вспомнили про белого красного, а я нихуя не сказал. Сколько тебе надо? Мы вспомнили, да, а тебе не надо. Говорить надо? Штучки. Я тебе дам, Андрюш. Хорошо, поменяю на мотоцикле. Tai mokymas eina, distancija keičiasi. Кастера. Пачку на двоих. Я думаю, половинку маленькую 250 пачек. Я себе 5 беру пачку, поллитра. Вам обоим 6? Хватит? 6 пачек на двоих. 2 пачки и 4. А может быть? Женька вообще как это? Чистым кормом хуярит. И потом говорит, нахуй эти чай. Я вот сейчас думаю с этим страшно, что этим ластом город, потому что у меня там на тополе красный. Там максимум. Predatorių kol kas sakė sunkiai. Nu paskui grįžinėsiu, gal bandysiu, galėsiu pakalbėti. Bet ten sakė, suegi šnekėjau Kraivo, tai sakė, abudu jie rūko. Ir Korsakas Regis Kraivas rūko, sako, nėra nei smulkios žuvies, nėra nei stambios žodžių. Nu bet dar likė, sakau, dar 1:40 beveik minučių, tai realiai dar gali šauti, bet kuris dar. Na, ir nieko nėra. Panašu, kad grįžinėsim ten į C zoną pasižiūrėti. Gal ten bus tų karščių. Bet šiaip turėtų Artūrui dar sunkiai, bet nu dar skau laiko yra, tai dar Artūras turėtų įsikurti. Sveikas kunigaištė, dėkui už tavanėlę. Sveikas poilsiauja kunigaištė ar žvejoja šiandien? Не проснулся, блядь. Тебя вообще нахуй забыл, ты выглядишь. Заказов миллион понаделал, ни одного нет. Алло, друг. Ты еще здесь? Короче, тут такая тема. Я тут спонсором выступаю на 2 команды. Подожди. Мне... Не, ну мне... Supratau, aišku. Да, но мне это какое-то, они за 2 ночи, знаешь, кто-то наработали, наверное. Я потом всю жизнь должен. Kimba, nu, Вот, čia kimba geriau negu vakar kibu, tai tik tai tiek. Čia mes
Labai abejojama, čia bus tas kliovas, bet va sėdo Ruslanas ir jis vis tiek parodo kažką. Su Timochinu šalia, tai čia tandemu gaudo jie. Žodžiu, bet pagauna. Pagauna vyrai tų žuvies. Nors sąlygos nelengvos, bet iškrapštų. А если я беру, то это еще чуть-чуть дешевле или это разница? А, ты не знаешь, да? Блин, с ними-то разберусь. Сейчас я с тобой хочу. Bet bėda ta, kad kitur smulkią žuvį renka, tai va su ta sako, tu čia gali pagauti 4-6 karšiukus nedidelius, o kitur gali tuos smulkmės, sako, 4-5 kilogramus ar viršaus net pridaužyti, tai va tas negerai. Во вторник, да, все это будет? Bet čia vaizdų šiandien nebus. Pavieniai, kaip suprantu, pavieniai žuvys. Labai. Eisim atgal vieną galą ir bandysim kažkur apsistoti. O kaip Ruslai, neblogai. Aš manau, kad neblogai. Bet kiek girdėjau iš kalbų, tai su Timochinu jie panašiai eina. Tincai, Marius, sunku sakė, piktas Modestas šiandien. Tai Modestui prastai, ne? Prastai sakė Modestui. Tai va Modestas, kiek suprantu, vienas gaudė karšį. Paskui Bernų tarkim, atrodo, gaudė iš pradžių šeriukus. Paskui išėjo iš karto ant karšių ir 2 karšius išėmė. Tai va, aš buvau prieėjęs prie jo, tai jau 2 karšius buvau išėmęs. Kas pirmauja? Bankrutavęs milijonierius. Iš ko? Kas pirmauja? Sunku pasakyti, kas pirmauja. Bet dar 2 valandos likę, tada nieko negaliu sakyti. Может ли этот заказ? Короче, Славик сейчас тебе заказ пришлет. Dželvinas Gurgždys, man atrodo, tai 9 turėjau karšius. Kažkaip negirdėjau nieko apie jo. Не, он, короче, сказал, что он не знает, он может быть и в среду прийти на заказ. Из-за этого он говорит, купите часть в магазине, чтобы тренироваться. Он начал пересчитать, что у него в магазине осталось. Кастера 2, 4 банки красного у него есть, белый есть. И дальше я... Для среды. O Lapinskas va sakė, vieną tik tai karšį turi. O dabar buvo atvažiavęs. Vieną karšį, žodžiu. Tai va šiandien kaip gali, tai 2 diena sugadyti, bet da laiko yra, da tikiuosi kažaus. Kažkas. Labas, Eigeri, labas. Čia labai sunki vieta šitą, labai sunki viena. Jo, yra bankrutavęs milijonierių. Korsakas yra, bet irgi nieko gero. Ten šalia visi rūko, sėdi. Visi dar laukia. Kažkaip visi tikimės, kad ant tos paskutinės valandos atkaršys išės. Visi laukia pabaigos. Ką? Visi laukia pabaigos, bet nesu tokia žvejyba. Ne, aš abejoju. Aš manau, kad visi laukia tos paskutinės X valandos, kaip tas karšys išeina. Dėkui, Andriaus, sveikas. Kas per zoną? Kokia čia zona? E ar D? E galas. Gal net ne 16? 16, tai jo. E16. Planas E15 ranka. Korsakas ten toliau sėdė. D14 Korsakas sėdė, bet irgi nieko gero. Nu, čia sunki zona visa. Kodėl sunki? Nu, žuvies nėra, tiesiog tokia sunki zona, kad čia žuvies nėra. Nėra tų karšių ir viskas, tu nieko nepadarai čia. Prašaukantis tas karšiukas vienas kitas. Ir tas smulkmėnė labai nori kepti ją. Ešeriukai, šnekėjau, sako, su Egiju Krajevu. Sako, net ešeriukai nekemba, nu tai... Vakar ešeriukai sakė, geriau kebų negu šiandien.
зачем нам потом на столе водохлы мотать? Tai va, bet nu dar ne pabaiga dar tų laikų, daugiau kaip 1,5 valandos likę, tai dar kažkas iššaus. Tai va viskas, Chebrytė einam. Ieškoti veiksmų. Jau praktiškai prie bokšto, net ne salos galas, bet prie bokšto. Buvau jėgerį, buvau pasegį į bonų. Jie sakė, nieko, rūkų, grinai nėra, nei smulkmėžių, nieko nėra. Net ešeriukai, sako, nekimba. Nežinau, bandau, nebandau, bet čia sakau, čia sunki zona. Tarkim, jeigu šnekėti apie patį priekį, prie salos priekio, tai kaip pradžioje, tai sako, tų karšių begalė jau yra, duodas tas karšis, bet visas sukėlės į paviršių. Ir niekad jau nuleis, ne tų karšių. Tai žinai, tas azanas gali būti, kad užplauks kažkam. Per šitiek žvejų manau, kad vis tiek kažkas išims. Bet kada va šitoks kibimas pasidaro sunkus, nu tai automatiškai visi smulkinasi pavadėliai, plaunėja, kabliukai mažinasi, tai tuos azanus sunku. Ten kokį 2 kilų dar gali iškrapštyti, bet jau jeigu kas rimčiau, tai ten viskas būna. Jau, nu, kas kojytas traukia, kas bando ešeriukus, bet aš kaip sakau, ne ta žvejyba, kaip norėtųsi, kad karšius daužė. Jo, bet ukrainietis sėdi ne toj vietoj. Neklausiau nieko, nu aš rusiškai su juo nekalbu, tai ką. Nemačiau nieko, kiek aš prieinu, žinai, tai reik pasižiūrėti iš tikrųjų. Bet ukrainietis jis daugiau žiūrėjo. Vakar tai konkrečiai buvo ant smulkios žuvies pasiruošęs vien tik tai pikeriai. Ultralaitai, žodžio. Ir šiandien kažką panašaus mačiau irgi, kad tai faktas, kad presingas faktas. Jo, rusnai. Kaip linai? Sunkiai, bet aš arti labai. Jo, kitą savaitgalį, nu tik tai tiek, kad bus kitą savaitgalį planuoja 104 komandas, nu tai realiai 208 žmonės tada taip išeina. Bet aš manau, kad kaip ir pernai, tikrai ne visi atvažiuos. Bet čia tų nedaug jau liko, bet žinau patys, kad tai sveikata gali, tai dar kas nors pavest. Bet jeigu bus tie komandų būtų, tai būtų gražu. Tai kitą savaitgalį. 3 valandą baigėsi. Tai kitą savaitgalį bus tandemas, nu tai aš irgi ruošiuosi, atvažiuosiu padaryti tiesioginę, jeigu viskas gerai. Kol kas nieko neprižadu, bet dieną prieš pranešiu, ar bus tiesioginė, ar nebus tiesioginė. Tai jo, Sveta ta pati pakrantė.
Andrius kažkas turi parodyti jums, kad matytumėt tą Lietuvos sportą, kaip jis vyksta, pasižiūrėti. O jeigu ne, štai taip ir nematytumėt. Na dabar kas pagaus, ką didesnį tas laimės. Čia pagal svorį, žinai, tu gali bandyti tuos karšius gaudyti ir gali su smulkia žuvim laimėti. Mes sakau, dar laiko, dar likę 1,5 valandos. Tada nieks rankų nenuleidžia, visi tikisi tų karšių. O, matau, gintarį išėmė, ką išėmė su grepštu. Ešerį biškį stambesnį. Jo, tai kad čia visi rūko. Atkalus gintarė visus, man atrodo, čia ne. Jo, sako Paulius, kad gintarį, sako, gero atkals visus, sako. Va, tai ešeriukus traukia, einam, pažiūrėsim pas gintarį. Va, salaus galas. Na, žiūrim, ką čia gintarį darodo. Vienintelė moteris, kuri gaudavo tarp vyrų. Nu, ant pravedimo. Čia mažai. Jėgeriai, čia mažai. Čia 3 atsarginiais, tik tai su 4 gaudo. Kiti mačiau buvo ir po 9. Po 9 atsarginės turi. Sekasi gerai, jeigu matau, kad gerai sekasi. Siūlau atvažiuoti, va, pasižiūrėti, galėsit pakalbėti. Jo, kaip kala, tik tai užmetė iš karto. O, kojytė. Šapaliukai? Nelegalai. Mariau, nu, ne tas žmogus, ta prasme. Tai vakar paklausiau Ruslos, paleidau karšyti, paskui, nenoriu kitas įgį maišyti, žinai. Matot, kaip vyksta situacija. Ką žuvaujat? Viską, kas kimba.
Ne, negalima. Negalima. Nelegalų per varžybas irgi, nu, galima visa žuvis, kur yra legali. Tarkim, šapalas nuo 30. Tai jo, turi. Ir šaunė kaimynai visi laukia karšių susėdę, bet, nu, bet nieko, sako, nėra. Jo, smulkmiai, bet tas smulkmė prirenka. Su ta smulkmė prirenka po 4, po 5, po 9 kilus. Tai jo, čia Maiklai moteris, čia ne mergaitė. Bet dirba tai fantastiškai, jo. Aš atsimenu, kai buvo Valiuliuose, irgi lyga, pernai metais, man atrodo, jeigu neklystu, tai gintarė kaip kalį karšių, visus dėjo vietą, pagal svorį, visus. Ir paprasčiausiai yra tos žuvies smulkios, ne visur jos yra, ne visur nelaikos tas smulkiai žuvis. Šnekėjau, kaip su kažkuo matyti, ant pravedimo tiesiog, tai ešerį užmetė, palaukė biškį, patempė, paerzinė tu yra, sega. Ja. Nu tai vakar štai begaudant lydeką įkalį. Ir legalią lydeką. Tai reikia įsivaizduoti. Bet būna, kad taip yra. Čia tas pats karšis gali atplaukti, nu. Visko gali būti, tik tai tiek, kad įtariu, kad pavadėlė labai ploni. Tai va dabar kiek matau, visi rūko aplinkui, visi konkrečiai rūko. Nu, viskas yra. Einam pasivaikščioti. Pažiūrėjom. Aš rūkiau gale, miške 6 valandas, visiškas nulis. Oho. Nu, te flagmanas buvo atsisėdęs tam plaukiančiam sektoriui, tai žodžiu, ryte dar sakė pagavo porą, bet paskui jisai nusiėmė. O, irgi ešeriukas. Ten paskui girdėjau, kad šnekėjau, kad, nu, šitas plaukiantis sektorius turėjo iš tikrųjų būti tuščias, jisai neleista nieko sėsti. Nu, paskui kaip sėdau, tai mokinas iš šonų, tai flagmanas į dešinę išėjo visai. Einam ieškot veiksmų kažkokio. Plaukiantis, nu, tai jis būna dažniausiai paskutinis galinis. Paliktas toks. Tuščias būna visą laiką paliktas. Ir tai būna, jeigu zonai dar žmonių ne vienodai, žodžiu, tai vienai zonai gali būti visur po 15, o toje zonai gali būti 16.
Nu, tipo, tenka. Kraštinis sektorius visą laiką gerai. Visą laiką gerai, tik tai čia va, šitoj krantinėje tai jisai nieko gero, realiai. Tarkim, kaip trečioji betoninė, tai tas kraštas iš dešinės prie to bokšto, tai ten yra realiai kosminis, ten vieni karpiai stovi. Ten kas papuola į tą sektorių, tai tų karpių būna daug palaiko, bet ne visus išima. Pažiūrėsim, kaip Alekas gaudo. Va, kur pasiruošimai, žiūrėkit, kiek atsarginių fyderių sudėta. Kaip sekasi? Karšių yra? Aš manau, kad kitą kartą, tai kad čia nebus tų kitų kartų, realiai dabar kitą savaitgalį Starfišas. Paskui dar kitą, tai bus laisva, tai realiai ten daugiau sazanus gaudų, tai toj vietoj. Tik man keista, kur tie karšiai realiai dingsta, buvo pavasarį tų karšių buvo tam miškelį, davelne. Ir keista, kad ten leidų iš tikrųjų sėsmą, tai aš šiandien šnekėjau su trenerės keliais, tai sako, ten dažniausiai būna neleidžia niekam sėsti. Kaip Kęstučiui sekasi, Kęstutis gaudo ešeriukus, tai tiek tuose kiemuose, kad kaip mačiau nuo pat pradžių sėdau, iš visų keistai nemačiau su vienu fideruku ir gaudė ešeriukus nuo pat pradžių. Tai tiek tuose kiemuose, ten su ešeriukais tikrai nelaimėsi. Tai faktas, kad čia tų žvejų daug, kaip išgalvoja, pažiūrėk. Paskutinį, kad čia pritrauksiu, bet paskutinis ten ties tuo bokšto, kur matosi. Va. Ties tuo bokšto tenai paskutinis sėdi. Ir paskui man už nugaros. Apsisuks, turėtų apsisukti. Ir man už nugaros dar te sėdi, te galų nematyti žodžiu. Nu ten nebent, kur miškelių kampas toks didelis matosi, ten prie bokštų. Tai va ties te kažkur paskutinis sėdi. Tai va, tai čia yra realiai mažai. Praeitą etapą buvo abidvi pilnos krantinės, trečia, antra. Tai,
O dabar ateinantį savaitgalį bus dar daugiau žmonių. Planuoja 104 komandos, tai va, komandų 2 žmonės, tai 208 žmonės. Saikas nėra ką. Ne, trečia tuščia, bet trečioje sakė mėgėjai, viską užsiėmė, sėdė. Dėkui, Jurgita. Kaip ėmimas, nėra ką šiandien silpniau. Dar liko 1:16 minučių, laukiam to užsikūrimo, kažkas turi užsikurti. Bet dažniausiai tai čia būna tų skirvyti, kad ateina tie karščiai paskutinę valandą. Ne, pavadėlis 2 metrų, jėgeri dėkui. Ne, nėra, neina. Žilvinas Grugdys buvo įsikūręs, 9 turėjom, atrodo. Pirmai, kai praėjau, tai dėjau kunigaikštį. Tai va tai tiek, kol kas kiek girdėjau. Visi kiti silpnai po 2, po 3 karščiukus, kas daugiau, be ne visų klausė. Nu bus, nežinau, prognozuoja vis tiek kažkas apie 20 kg bus iššovę, bet ne kaip visą laiką. Ne visus čia užfilmuoja tie karščiai, kada pavieniai, ten eini į vieną vietą pastoviu, į kitą vietą, tai visų nesumatai. Svarstyklės parodys, bet manau, kad apie 20 kg kažkas darys. O tu ponas ko nežuvauji. Matai, ko nežuvauji, rodau kitiem. Yra, kaip visą laiką jau buvo ir bus, žinai. Yra kaip visą laiką. Bet daugiau jų niekas nefilmuos, ta prasme. O, Jurgita, dėkui, padėkojant. Su tuo filmavimu sunkiai, čia be rėmimų, tai realiai labai sunkiai čia gautųsi. Tai va, dabar kaip šitas varžybas, tai va, Ąžuolas dėl to parėmė, abu 2 turus va, padariau. Labai sunkiai, bet nu, kažkaip gaunasi. Kaip Ąžuolai, nelabai. Pirmai praėjau, nenorėjau kalbėti. Po vieną. Čia vakarą, ne? Jo. Ten nebe ceremonijų. Ten net tas karštis netoro nesveikė. Kurie blė sako į mes. Na, žiūrim kaip Povilas. Kaip Poviliukas. Valandą 10. Nesikeik neauksi. Tomai, buvau pas Modestą, šnekėjau su kitu Tomu, tai sakė, net nekalbėk, labai piktas. Ant ko? Ant žvejybos. Tai va, tai... O Povilui neblogai, ką jis Povilas. Povilas savo temą va, duoda jisai. O, Asvita, dėkui.
Jo, faktas, kad nematė. Jo, bet ne visi supranta, kiti tyčiuojasi būna, atsimenu kaip dabar gal jau nelabai, bet pačioj pradžioj, tai ką čia filmuoja, skaito čia. Tai va, kaip sako, Jurgita sako, kitų žmonos, tik tai vyrus per laivus mato, kaip išvažiuoja. Įsivaizduokit kokiai savaitėm arba dviem, arba kiti mėnesiai sėdi, daro treniruotės. Jo, kitą savaitgalį bus Starfišų tandemas, tai irgi bus tiesioginė transliacija. Dar neprižadu, bet manau, kad bus. Tai ten bus įdomu. Atvažiuos Latvijai, Latvių daug komandų, lietuvių daug begalė. Kur čia? Skirvytį. Dėkui, kas pasiekat. Labas, kas prisijungėte. Sveiki visi, kam nesakiau. Žiūrim, kaip podaliukas gaudo. Alekas, matau, pumpuoja kažką. Ne, smulkiai gal žuvytė. Ne karpis, čia feederio varžybos. Jo, bus galima, bet bus užimta ketvirtadienį, penktadienį oficialios treniruotės, o kitom dienom tai bus laisva. Bet jau žinau, kad jau Kebra važiuos kiti važiuos gal nuo pirmadienio treniruotės daryti, kiti antradienį, trečiadienį, sėda ketvirtadienį, kiti penktadienį, žodžio. Bet aš manau, jeigu su prautu gaudant, tai galima bus gaudyti. Tik tiek, kad kaip sakau, tų šilumos šiemet labai daug. Per daug šilumos. Tai biškai būtų atšalę, būtų buvę daugiau čia tų karščių. Dabar kažkaip tas didysis dar nesirodo, tas karštis. Jo, kažkaip sakau, šiais metais šitie karščiai nenormalūs iššūkė. Per tandemą būdavo pagauna, tarkim, po 40 kg, bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad čia ne 60 buvo pagavę, ar 50. Kažkada seniai, bet po 40 kg žuvies dviese pagauna. Davai, einam ten nesisėkmės palinkėti pasislėpusi. Jo, aš kaip pirmai šnekėjau, tai sakė, kad sako, karščių kitur buvo, bet tas karštis labai aukštai sukilęs, sako, nenusileidžia. Aš mačiau, kad vartys tas karštis paviršių. Nenusileidžia ir viskas, tai... Šimtas žmonių tikrai karmą pasiekė. Čia šitų sportininkų, tai aš abejoju, ar čia ta sėkmė jiem. Ar jie tiki čia tą sėkmę? Čia kruvinas darbas. Daug ką padaro. Gerai.
toliau pasižiūrėsim. Dabar sakė, pas visus čia premija yra. Užsigriovį neturiu daugiau neras. Aha. Suprata. Jo, nerašykit važiuodami mašiną, tai nereikia tų komentarų. Saugokit save. Einam ieškot, einam tų veiksmų kažkur. Gal laikas būtų pradėti tam karščiai valgyti. Dėjau, kas pasakė. Stabiliai gaudo šią gaudą. Yra kas stabiliai gaudo šiaip visoj krantinėj. Nelabai. Karščiai išėmė, sakė, per 5 minutės antrą, tai einam tie žiūrė. Prastai šiandien, prastai, kol kas nieks bilio negaudo. Kažkas buvo iššovę, kaip Žilvinas V9, paskui Motiejūnas ten kelias, bet užsidaro labai greitai ir viskas, nu ir tragedija žodžiu. Gal pasistatys netyčia karščiai.
Gerai. Dabar su domu tarėsi, tai. Kaip situacija? Neblogai? Man dar optimistiškai viską žiūri. O, ne. Viskas prieki. Kiek turi? Vieną karšiau. Tai faktas. Da laiko yra. Valandą. Tai jau. Vieną karšiuką turi, sakoma, dar rankų nenuleidžia, dar viskas, dar laiko yra. Valandą laiko liko, tada galima sugaudyti per tą valandą viską čia. Dėjau, kas pasiekat. Galėčiau Daumantą parodyti, bet nugara labai nuoga, tai nenori nugal. Laukiam žodžiu, to karščių. Bet šiandien neprastai, tai va kalbėjau su teisėjais, treneriais, tai sakė, lakys išėjęs, skirvytį sakė, lakiau pilna buvo, sakė, ryte. Tai va, tai tas daug kas sušiko, tas lakys išėjęs, tas karštis pakilęs į viršų, lakiau prisėdęs ir jis nenori imt. Laukiam čia biškį. Karšta gal labai, žinai. Dėkui, Vitka. Dėkui. Tai va, bet keista, sakau, pas mus ties Jurbarku, paskui ties Birštonu, tas laikys seniai išėjęs, jau prieš kokią porą mėnesių gal. Jo, irgi variantas, kad paskutinę valandą išėjęs. Aišku, čia tas karščiais tą valandas nežiūri, bet tas kirvytėje nuo seniai aš daunuosi dar pas net negaudydavau. Būdavo daug kas pačioj pradžioj podcastų darydavo iš tos kirvytės, tai faktas, kad būdavo valandą laiko lieka ir pasirodo tas karštis. Čia dabar C1 rodo. Bet tai Dzūkijoje gal išėjęs jau senėtas, man atrodo, ne. Kas tas lakys, įsiveskit Google'e lakys, tai ten lašalas toks, nežinau, kad ten taliara tokia balta jinai. Žodžiu, pradeda kilti ir būna taip apstoja. Pas mus, tarkim, Nemune, jeigu jis pradeda, tai praktiškai 2 savaitės gali net nežvejoti. Jo. Mes išėjus buvom per naktį dar skraidžių, bet... O šiandien, aš šnekėjau su treneriais, su teisėjas, tai sakė, šiandien ryte, tai sakė, balta buvo, viskas, sakė, pilna tų lakių, tai sakė, dar ten pačiam gale D nuėjus, tai kaip jūs vadintais YouTube'e, Vitalik TikTok. Arba tiesiog šičia galit užžiūrėti pas mane ant profilio, YouTube ženkliukas yra, tą paspaudyti ir tiesiai nukelsius tenai. Nu jo. Aš kaip sakau, visą laiką, kuo daugiau tos žuvies, tuo geriau, ne tik tandemai, bet ir čia galėjo būti leščios, tų karšių vadinamų, tai smagiau pasižiūrėti.
tandemui pajokins bus bomba, sakai. Nu, geriau nebūtų, gal čia iki tų tandemų liko savaitį laiko. Nu, gal ir užteks, jeigu neaišku, kada išėjau tas laikys. Bet jeigu dabar tik išėjau, tai nu, gal kažkiek. Ir neaišku, kaip trečioji gal dar neišėjęs. Bet trečioji ten atrodo gilių mažiau, tai turėtų trečioji anksčiau išėjti. Nebus, sako, žiūrėtis į 300 cm gylės. O, gražu vadinasi. Nu, vienas išėjo ir viskas yra. 2 karšiukai per 5 minutės ir viskas. Visi rūkų. į šnekus dėl ko? Dėmai, dėl ko šnekus? Dėl akių ar dėl to 30 cm? Ma dėl akių tai sakau vyrai, šnekėjau ne vienas. Buvau nuėjęs prie palapinės, šnekėjom. O karščių būtų, jeigu sakau, tie orai biškai būtų pradėję vėjas daugiau, nu jis turi pradėti jaust, kad šala, turi rudenį ruošti žiemai, maitintis daugiau, bet kad jis nelabai nori. Nelabai nori maitintis dar, taip aktyviai. Sveikas. Blogį? Dalyvauju? Ne. Darau tiesioginę. Čia A lyga vyksta. A lyga. 3 valandą svėrimai. Pažiūrėsim. Laukiam tų karšių, gal pasirūdins numleka. Nenori. Kažko tais. Einam toli kažkur. O pats buvai kur bandyti? Ne, nebuvo kada blogimo. Nebuvo, kada pratęs iki atvariau 4 dienas atžvejojau. Ir nebuvo, kada dabar šį savaitgalį visą čia, o kitą gal į tandemą atvarysiu pafilmuoti. Kur čia vyksta? Skirvytį. 3 etapas. 2 diena. Šiandien paaiškės, kas tapo čempioną šiais metais. A lygos. Na, čia kiečiausi mūsų Lietuvos sportininkai. Kitais metais, sako, bus 5 etapai šičia Skirvytį, tai visai bus gražu. Kaip toks kaibim. Jo, Artūrai, jo. Bet matai, kas yra. Žinai, va, sėdi šalia, va, kaip Žilvinų gurgždžių. Žilvinas 9 karšius turi, o tu šalia sėdi, nieks nekimba, absoliučiai. Tai va, kiti gal nemokas to pikerio, aš nežinau, kaip čia yra, bet visi tikis tų karšių. Kaip vėliau? Sunkiai. Kiek turi? Aha. Bet mažiukai labai. Nu jo, bet buvo pirmai pas Gintarę nuėjęs, tai Gintarė va tuos ešeriukus smaugė, tai gražiai, tenai.
Tai kojytą, tai dar kažką. Sėdi visi šalia, kokią, nežinau, aplinkui po 5 žmonės, gal visi rūko. Jo, tai Artūrai vakar aš šnekėjau su Daumantu, supranti, tai Daumantas jisai gaudė smulkę žuvį, pagavo 4 kilogramus ar 20 kažkas, o kitas gaudė karšius 4 mažiau, nu, žodžiu, ten keliais 100 gramų mažiau pagavo dar, tais karšiais, tai jo. Tai jeigu mokant tas smulkmes stabiliai gaudyti, tai ten jos gali privanuoti tiek, kad oho, 5 valandas vyksta. 5 valandas. Tai va kaip Artūrai, tavo kolega, va gaudė tą smulkmę, tų ešeriukus, pritraukė ešeriukų ir matyti ešeriuką ir nustojau kirpę, ką išėjo ant karšių, paukšt porą karšių. Nu ir gražu būna. Ir būna gražu. Tai 3 valandą baigėsi, bus vėrimai, tai matysim. Tikiuosi, kad anas galas gal lėčiau svers, kad daugiau pamatyt. Nu, pasiruošimas. Tomu. Jo, jis stiprus sportininkas, mačiau aš jį dar atsimenu, nežinau, čia prieš 2 metus. Su juo teko komercinėse dalyvauti. Kaip jūs būtų atvažiavę su flagmanu, ten atrodo atstovas kažkokias Lietuvą, kaip davė aukų, dovanų ten visiems pavadėlių. Žodžiu, tais metais jis sėdėjo man iš kairės. Tai kol tu nepriėjai, tai jis negaudė, bet paskui tu Artūrai, kai priekį pasakėtų jam kažką, tai kai dėjau į ten mane į vienus vartus žodžiu. O ta kūtvėla vakar važiavo į Kalvariją, kurva. Aš ją nenorėjau pasiimti. Ne, einam iš čia. Nu ką jūs. Man taip motyvuoja, kad jos telefonas irgi tinka. Einam iš čia, bet čia vyksta pokalbis, kažkas šneka. Jei papuls į rinktinę šalia būsi, aišku. Bet jis, man atrodo, aukštai stovi, ne, Artūrai? Mas atmintim, sakau, aš nelabai visų prisimenu tų vardų, bet ten moka gaudyti jisai. Ar kažkur čia jūs reiktų palikti, eisiu aš atsigerti. O, nu tai reikia įsivaizduoti ir šį etapą aš manau, kad neblogai pasirodys. Bent šiandien tai tikrai gerai, sakė, šeriukų, da porą karšių pirmai, nu tai gerai. Gal toli. Šiandien dar nebiškai prašiau negu vakar. Kas keista, kad jau liko mažiau kaip valandą, bet kol kas nieks nepradėtų karšių stabiliai traukti, žinai, kad vieną po kitų. Kaip pas Vitalijų reikalai? Kiek karšių? Kol kas. Lecha, šiandien ta diena tokia čia. Nu jo, dar tuo laiku yra, bet jau turėjau po biškį pradėti judėti. Čia tu atsigeriu, o ten matau, ką išėmėm. Ne karšis. Labą dieną, Sandriuškai, labas. Gerai, Artūrai? Gerai, parašysiu.
krovimą. Nelaiko tas mano telefonas. Jo. Lapinskui pirmai buvo prastai, kai buvau nuėjęs. O Ruslanui, žinok, sunku pasakyti. Ruslanas pirmai, kai buvau nuėjęs, turėjau 4 karščius. Kažkuriuo momentu, bet paskui jau nuėjau, aš jau neklausiau, stengiuosi nekalbėti, kad nemaišyti, tai nesakė skaičiaus realiai. Sėdė Timochinas šalia, Timochinas sakė 3 turėjo, bet jau gražūs karščiai. Tai va tokia situacija. Su gipsu ant kojos labai toliai, tai žinau, kur jisai sėdi. Bet labai toli žinau, keitis. Aš jau manau, kad jau mes nedaisim į ten. Nu galą. Tai va, Lapinskas buvau nuėjęs, sakė, 1 karšį turi. Ir neatsidaro niekaip, ta prasme, nieko nepadaro. Jo, mačiau, ką rašė. Čia bus super. Jo, Serioga. Kaip Serioga? Jūs visi sakot, kad nieko gero, paskui kaip pradeda svorį eiti, ten po 10 kilų, po 15. Nebus tokių. Jo, Lelė turi sazaną, sakė, kažkas pagavo. Jie visi, sako, nieko gero, paskui prasideda svoriai, tai ten po 15, po 20 kg. Ne, aš įsigerčius pabūkit, biškį tuo ateisiu. Artūrai, nagi einam pažiūrėti pas Kaziuką. Sakė, Kaziukas ten turi kažkiek. Pažiūrėsim, kaip gaudom. Bet ten irgi profas. Kiek Kaziuk turi karšių? Nepasakyti. Vieną seriją turėjau. Aha. Gerai, Artūrai. Parašysiu. Bent aš tai tikrai parašysiu, o kiti nežinau, kad. Kažką, kaimynas kažką lėčiau biškį traukia, a ne, kiba atsikabinu. Mindaugai flagmaną turi, Artūrą.
Artūras Lapinskas, kur vakar prigaudė daugiausia. Metimas tai tobulą. Atkaltas sistemus metimų. Aš tai bijau. Visą laiką atsisuku pasižiūrėti, neapsinarpliau galas. Čia prasuku. Prasuku užsimetį. Nežiūrim. Kiek aš kartu? Ta. Nėra labai blogai, ne? Nėra, jau dabar nėra. Pusantros valandos. Gerai, dabar pusvalandį padarom, paskui perkrausim laivą. Mindaugai, tokiam kainam nerasi niekur geram, kaip pas Artūrą. Geriausiam kainam Lietuvoje pasiūlys buvo. O pagrindinis tiekėjas Flagmano Jaukų, tai nesikeikit. Negeri. Pamačiau, raudu, o, karišiukas, prašau. Ramučiai, ne? Jo, negeri. Karišiai. Pažiūrėsim metimų, kaip darys. Aukas džiuk linkėjimai nuo Artūro. Nuo Artūro? Jo, skverbus. Jam. Sakė ir tau linkėjimai.
Jo, tai žinai, aš tiek metų gaudau. Vėl? Jo. Jo, liko 32 minutės. Man atrodo, žinau, kai mes padarysim, esim pasivaikščiot. Paliksiu aš čia trikojį. Pažiūrėt, kiek jau pakrovimo. Padalas užteks. Kol kas mačiau, jam karas neblogai gaudė vienu momentu. Nu, ką kuriam. Ne, nuo miškelių tai ne. Nu, čia filmuosiu kaip visą laiką nuo A. Miškelį nelabai bus ką rodyti. Vakar, man atrodo, 6 kilai, sakė, didžiausias svoris buvo toj pusėje. Tai man galvoju, padarysim, mes esam pasivaikščiot, pusvalandį dar pažiūrėti. Gal pas kažką iššovė jo, kol aš čia stoviu, atsistoju. Gal pas kažką iššovė. Jo, Rolfas. Rolfas tenai gaudo. Jisai A3 su pikeriu. Galim nuėti iki Rolfo. Aš čia pasivaikščiot. Jo, yra Aivarai, yra Gintarė. Aplinkui visi sėdi rūko, sakė, suegė, šnekėjo Kraivą. Tai aplinkui visi sėdi rūko, o Gintarė šeriukus kapoja ten. Tai sako, Gintarė, kad nepadarys savo kokių 6 kilų mažiausiai. Jo. Kaip, Rolfai, sekasi? Ačiū.
Tau sakė linkėjimai nuo kambarioko. O, jam irgi. Bet smulkmės nėra, ne? Ar yra? Ne, va, visai. Varyta dar nusirinko, paskui su pertraukos tokiom pasirinko ir saulė pakilo, tas vėjukas toks į čia. Jo. Ir baigėsi, sako, baigėsi. Ačiū Sita. Ne, tai įskaitinė žuvis ta, kuri legali, ta prasme, pagal standartus. Tai kaip vakar lydeką pagavo. Gerai, dar pasivaikštom miškį, pažiūrėsim kažką.